Sveiki. Na, šitą uždavinį aš tikėjausi, kad jūs padarysite savarankiškai, tačiau mokinių prašymu, kad nebeliktų papildomų klausimų, padarau video, kurio iš pradžių neplanavau, bet kadangi nemažai žmonių prašė, tai vis dėlto padarysiu. Gerai, taigi uždavinys apie prekes. Kindziulis turi pinigų iki 20 000, turtingas kindziulis. Ir parduotuvėje yra N lentynų, tai yra iki 50. Dabar tai kainos surašytos ant pakuočių ir ką daro kindziulis. Kokie yra esminiai dalykai. Kindziulis iš kiekvienos lentynos ima kuo brangesnę prekę, už kurią gali sumokėti. Ir tada pereina prie kitos lentynos. Reiškia, iš vienos lentynos jis ima tik vieną prekę. Jeigu negali paimti nei vienos prekės, eina toliau. Ir dabar mums reikia tokios programos, kuri suskaičiuoja, kiek prekių kindziulis išsirinko, pavyzdžiui 3, ir kiek jam dar liko pinigų, tai yra 332 eurai. Štai šitų dalių, nes kažkas buvo, kad spausdino, šitų dalių spausdinti nereikia. Čia yra paaiškinimai jums, kad jūs suprastumėt, kaip vyksta pats pirkimas. Reiškia, kad kindziulis iš pirmos lentynos pirkosi antrą prekę, tai yra šitą. Tada iš sekančios lentynos pirkosi šitą. Iš trečios lentynos, kadangi jam buvo likę tik tais 3,40 euro, neįpirko nei vienos. Ir iš paskutinės lentynos paėmė prekę, kuri kainuoja 8. Aš girdėjau kelis pasiūlytus sprendimo variantus. Dalis mokinių buvo sugalvo, kad gal vis dėlto reikia perskaityti visus duomenis, paskui kažkaip ten iš jų išsirūšiuoti, atrinkti ar kažką tai tokio. Ir vis dėlto tie sprendimo variantai nepasiteisino. Šiuo atveju šitas sprendimo variantas turėtų būti kuo paprastesnis, o yra toks, kad perskaityti visų duomenų iš pat pradžių, o tik paskui pradėti skaičiuoti, čia nelabai išeina. Reiškia, reikia daryti taip. Perskaityti vieną lentyną, pažiūrėti, ką įmanoma nupirkti, išsisaugoti tą variantą ir tų duomenų daugiau nebesaugoti, o iš naujo skaityti kitą lentyną. Reiškia, reikės skaityti duomenis, lentynos prekes susirikiuoti nuo brangiausios iki pigiausios, nupirkti prekę ir tada jau judėti toliau. Ir po to išspausdinti rezultatus. Rezultatus bus galima išspausdinti kitoje funkcijoje. Reiškia, man atlikti viską atskiroje skaitymo funkcijoje kaip ir neišeis. Gerai, nuo kogi dabar reikia pradėti? Pirmiausia, reikėtų pradėti nuo to, kad aš nesusirašiau duomenų. Gerai, tai aš turiu 1000, turiu 4, turiu 3, 15, 3, 68, 2, 1, 1, 4, 5, 9, 9, 300, 4, 700, 600, 900, 800, tada 2, 8 ir 1. Štai, duomenis aš jau turiu, galima pradėti darbą. Taip. Pirmiausiai, kokie man yra reikalingi dydžiai? Tai yra du skaičiai, 1000 ir 4. Pradėkime nuo to. Tai reiškia, kas bus? Suma turima kindziulio ir N, kas bus lentynų. Taip. Tai bus turimi pinigai ir lentynų skaičius. Iš karto sakau, tai yra ne vienintelis sprendimo variantas, yra ir kitų, bet aš stengiuosi kuo paprasčiau, kad jums būtų. Ir viskas, daugiau kintamųjų aš jokių nesiruošiu kurti. Keista, ar ne? Gerai, dabar pasiruošim failą skaitimui. If stream fd u1.txt ir iš failo to pirmiausia perskaitau ką? Suma ir N. Vėlgi sakau iš karto, pasitikrinu, ar aš sumą su tuo N perskaitau.
Tai yra, ar tuos mano duomenys mato. 1004. Reiškia mato, aš galiu tęsti toliau darbą. Primenu, visada reikia šitą dalyką padaryti, visada pasitikrinti. Na, o dabar pradėkime skaičiavimus. Ką reiškia n? N yra lentynų skaičius. Reiškia, reikės sukti ciklą. Oi, kas čia man daros? Taip, kuris eis tiek kartų, kiek yra lentynų. Dabar ką skaitysim iš lentynos? Iš lentynos persiskaitom, reikia susikurti tą kintamą. Kintamasis K, tai bus prekių kiekis ir bus pačios prekės. Galima taip daryti, pavyzdžiui, int K, tai yra bus, kaip sakiau, prekių kiekis ir aš jį perskaitau dabar iš failo, o čia bus int kas čia galėtų būti? Prekės. Įskliausias įdėjau, atsiprašau. Prekės, kurių dydis yra K. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš perskaitau prekių kiekį, kas yra, pavyzdžiui, 3, ir man sukurs masyvą, kuris vadinsis prekės ir jo dydis bus K. Tai yra, 3 prekėms sukurs atskirą laikiną masyvą. Dabar su ciklu papildomu jį naudoti negaliu, todėl naudoju J. K kartų skaitau iš failo, tai yra iš tos lentynos duomenys į prekes. Reiškia FD ir skaitau prekės J. Tai šiuo atveju aš perskaitau visas prekes iš pirmos lentynos į masyvą. Kągi dabar man reikia padaryti, kai perskaitau tas prekes? Man reikėtų surasti, kiek dabar aš galiu nupirkti ir kaip pasikeičia mano suma ir kas čia turimi pinigai. Dar praleidau, kaip suprantu, vieną kintamąjį. Suma tai mažės, čia viskas yra tvarkoje, bet man reikia surasti, kiek aš buvau nupirkęs prekių. Vat ir praleidau vieną kintamąjį. Čia bus kintamasis kiekis prekių. Aš esu kol kas nupirkęs 0 prekių. Tai čia pasirašau, kas bus. Kiek nupirkta prekių. Tai čia bus kiek nupirkta prekių. Gerai. Tai dabar man reikia funkcijos, kuri ir paskaičiuotų, kiek iš tos lentynos pirmos nupirko prekių. Funkcija bus nupirko. Ką dabar reikia nusiųsti į funkciją? Reikia nusiųsti sumą, kiekis, kad būtų kiek nupirktų prekių. Tada K, kas bus lentynoje esančių prekių kiekis. Ir reikia pačias prekes nusiųsti. Gerai. Nusiunčiu šitą, permetu funkciją į viršų. Tai funkcija bus void suma. Suma, kadangi ji keisis ir pasikeitusi suma man bus reikalinga. Taip, su tuo, kur rašau, su n2. Reikia ir šitą gražinti. K. Na, K, aš prekių neįtrinsiu, nei ką galiu ir negražinti. Na, o prekės, kaip žinia, statinis masyvas savaime bus kopija šito. Gerai, ir dabar ką šitą funkciją man darys? Pirmiausia, ką aš turiu padaryti? Man reikia rinktis brangiausią prekę. Galiu išrinkti vieną prekę, kuri brangiausia. Bet kas būtų, jeigu aš jos nenuperku? Bet nuperku antrą prekę. O gal ne antrą, gal aš nuperku trečią. Tai man išrankiot, kuri prekė ten yra brangiausia, pigiausia, bus pakankamai sudėtinga. Reiškia, geriausiai būtų prekes surikiuoti mažėjimo tvarka ir žiūrėti, kurią pirmą prekę aš galiu įpirkti. Taigi, rikiavimas. Aišku, yra atskiros rikiavimo funkcijos, kurios iš karto surikiuotų masyvą, bet jums reikia žinoti pilną rikiavimo algoritmą. Todėl aš siūlau pasinaudoti burbuliuko metodas. O čia bus burbuliuko metodas. Kaipgi veikia burbuliuko metodas? Aš imu ciklą į lygu 0 į mažiau už, taip, kaip čia yra, čia bus k-1.
Štai šitas. Kiek yra prekių šitoj lentynoje? I++. Ir bus viduj dar vienas ciklas. Tai tuo aš čia paaiškinsiu. I + 1, I mažiau už K. Oi, ne I, o J. Ir šitai. Ciklas cikle. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad su pirmu ciklu paėmęs prekę, pavyzdžiui, nulinę, aš ją patikrinsiu su visomis prekėmis nuo pirmo iki paskutinio nario ir pažiūrėsiu, ar nėra prekės, kuri yra didesnė, o jeigu bus didesnė, aš ją sukeisiu vietomis. Ir tada jau į pačią nulinę vietą atsistos brangiausia prekė, o tada I bus vienetas, J bus 2 ir patikrins su likusiomis prekėmis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu prekės įtasis narys yra mažesnis už prekės J narį, dar kartą, pavyzdžiui, ima nulinę prekę, gerai, palaukit, čia kad būtų aiškiau taip. Pavyzdžiui, ima 15 ir kaip čia parašyti, galvoju, kad būtų akivaizdžiau, aš gal padarysiu taip. Įjungsiu Wordą, čia nesvarbu, ką įsijungiu. Dydžiai yra tokie, 15, 360 ir yra 8. Taigi, I yra lygu 0, J yra lygu 1. Dabar ką daro? Tikrina 15 mažiau už 360. Reiškia neteisingai. Tai padaro man šitokį variantą 360, 15, 8. Tai yra šitoje vietoje sukeičia štai šitos du skaičius vietomis. Tada 360 patikrina su 8. Sukeisti nereikia. Toliau kas pasidaro? I pasidaro lygus 1, J pasidaro lygus 2. Tai yra tikrinas 15 su 8. Kadangi viskas yra gerai, tai yra toliau taip. Na, o paskui I jau nesikeičia, nes jau narių nebeliko. Gerai, tarkim, ne visai aišku, ar ne? Paimkime kitą variantą. Vat šitas, kur yra sudėtingesnis. 700, 600, 900, 800, atrodo taip, taip. Kaip dabar čia vyksta? Žiūrėkit. I yra lygus 0. J lygus 1. Ką tikrina? 700 su 600. Kadangi 700 daugiau 600, lieka tas pats variantas. Tikrina toliau. I vis dar yra 0, J yra lygus 2. Kaip matote, tikrina 700, čia tą patį reiktų žiūrėti, 700 su 900. Aha, 900 daugiau, reiškia, čia bus 900, čia bus 6, čia 7, čia 8. Sukeitė vietom, tada I lygu 0, J lygu 3. Žiūrim, 800 nėra daugiau už 900, tai šitoje vietoje perrašo tą patį. Kasgi vyksta toliau? I pasidaro lygus 1, J pasidaro lygus 2. Ką tikrina? Tikrina štai šitą dydį ir šitą dydį. Kadangi 600 mažiau už 700, tai daro taip 900, 700, 600, 800. Toliau, galiu šitą eilutę persikopijuoti, ima J, kad būtų 3. Tai yra 700 tikrina su 800. Kadangi 700 yra mažesnis už 800, tai čia padaro 800, o čia padaro 700. Sukeitė. Gerai. Ir kas liko? I lygu 2, J lygu 3. Paskutinis variantas. Šitą dalį aš persikopijuoju. Ir tikrina taip, šitą dydį su šito dydžiu. Kaip matote, čia yra mažesnis dydis, tai paima ir sukeičia vietom. Štai šitai veikia šitas rikiavimo algoritmas. Ir dabar aš galiu štai paimti ir čia parašyti. Ką reiškia, jeigu randa mažesnė prekė? Reiškia, reikia ją sukeisti vietom, tai yra swap. Komanda prekės įtasis su prekės jotasis. Štai šitas dvi prekės sukeičia vietomis. Dabar taip,
čia šita dalis surikiuoja, burbuliuko metodas surikiuoja prekes mažėjančiai. Šita dalis, ką reikia daryti toliau. Dabar reikia išrinkti tą prekę, kurią aš ruošiuosi pirkti. Reiškia, aš vėl einu per visą tą patį masyvą, nuo pradžios iki galo ir darau tokį dalyką, kad jeigu prekės įtasis dydis yra mažiau lygų mano turimai pinigų sumai, reiškia, aš tą prekę įperku, ji yra pigesnė arba lygi mano turimiems pinigams. Kas vyksta tokiu atveju, jeigu aš tą prekę įperku? Tokiu atveju prekių perkamų kiekis didėja vienetu, suma mano pinigų mažėja tiek, kiek kainuoja šita prekė, prekės įtasis, ir tokiu atveju daugiau šitoje lentynoje prekių aš nebetikrinu. Aš nutraukiu ciklą su komanda break. Nutraukia ciklo vykdymą. Nutraukia ciklą tiesiog. Net ne vykdymą, bet tiesiog patį ciklą nutraukia. Taip, kas čia toliau taip. Ir visa tai grįžta man atgal. Iš vienos lentynos, iš kitos lentynos, iš trečios ir taip toliau. Tada aš fd close failą, kuriame skaičiau, uždarau ir atlieku spausdinimą. Spausdinimas atskira funkcija, nors galėčiau čia ir toj pačioj. Aš siunčiu sumą, kiekis ir dabar taip, čia spausdinimas. Tai čia bus void tipas. Svarbiausia, net nepatikrinau, ar aš gerai padariau. Na, toj pamatysime. Taip, funkciją pasirašiau. Ir dabar ką šitą funkciją turi atlikti? Pasiruošia failą rašymui. Ir į failą išspausdina du dydžius. Kiekis, man atrodo, pirmas eina ir tada turėtų eiti suma. Na, jeigu atvirkščiai parašysiu, tai pataisysiu. Ir po to darbą atlikus failą uždarau. Taip, programa įvyko, kažką padarė, rezultato aš dar nematau, to atsidarau. Rašo 3 ir 332. Pažiūrim, kokie mūsų. Taip, 3 ir 332. Viskas atliko teisingai. Reiškia, perskaitė vieną lentyną, surikiavo duomenis mažėjančiai, patikrino, ar gali nupirkti prekę, jeigu gali, užsirašė į prekę, sumažino pinigų sumą ir tada pereina prie kitos lentynos. Kągi, užduotis atlikta, tikiuosi atsakiau į visus jūsų klausimus, na, o jeigu liko kas nors neatsakyta, prašom per pamoką paklausti.